Pirmą kartą Valdą pamačiau Lukiškių aikštėj. Jisai sėdėjo, grojo tą savo akustinę ir iš karto išsiskyrė savo aprangą. Kaip Valdas ir visada. Grandinės, koža. Ir man atrodo, kad Lietuva dar tada nebuvo to mačius, bet jau buvo pasiruošus tai Valdo jėgai. Paklausiau keletą dainų ir iškart pasiūliau atvaryti pas mane į studiją. Įsirašėm kelias demuškės, pabendravom ir aš iš karto supratau, kad čia bus gerai. Čia bus legenda Valdas Grandinis. Vos atėjęs Valdas iš karto turėjo viziją. Jis norėjo sukurti 10 dainų albumą ir aš su juo patikėjau. Aišku, neturėjo jis tų pinigų susimokėti už mano darbą, už studijos nuomą, bet jis turėjo norą ir tas degančias akis. Tos degančias akis užbūrė ir mane ir labai tikėjausi, kad visą tai atsipirks. Albumas tiesiog perkopė abiejų mūsų lūkesčius. Visiškai. Valdas visus instrumentus įrašė pats. Atsimenu, niekam kitam neleido kištis. Dainos spaudžia gazą iki dugno ir tik paskutinė daina leidžia klausytojam atsikvėpti. Aš labai ilgą laiką iš tikrųjų nesupratau, ką tokia rami, melancholiška daina veikia tokiam trankiam albume. Ir tik po jau išleidus albumą supratau, kad Valdas ta daina tiesiog norėjo parodyti savo jautriąją pusę. Albumas nebuvo skirtas jokių būdų šloviai, nebuvo skirtas pinigam, uždarbiui kažkokiam, apie tai jis net negalvoja. Manau, kad Valdo muzika gali paliesti sielą. Tas pankrokas iš pradžių tikrai atgrasiai, šiurkščiai skamba, bet įsiklausius į melodiją, įsiklausius į žodžius, kiekvienas gali atrasti kažką savo. Pagalvojus, pirmą kartą Valdą pamačiau Mix bare. Ką ten, paprasta diena, mes ten su draugais alaus pagert atėjom, pavalgyt, kaip visą. Mes ten visai nesureikšminom papigiai tas alus ir kartais ten būdavo groja muzika gyvai. Bet tai ten tie bandai visiškai kažkokie nežinomi, bet kažkaip tą vakarą tai, kažkas wow buvo. Valdas atėjo ant scenos ir pradėjo taškyt. Ir mes taip visi suklusom, taip pasikūrėm, aš net taip gerai atsimenu tą vakarą ir aš tiesiog buvau šokiruotas ir nustebintas ir man tiesiog iš karto buvau sužavėtas po to vakaro. Mes iš karto visi po pirmos dainos ant scenos buvom. Man labiausiai gal kas sužavėjo, tai Valdo sceninis įvaizdis. Aš nepasakyčiau, kad buvau kažkur dar tai matęs. Ir kažkaip mane tas vakaras labai sužavėjo ir tiesiog po tada nusprendžiu vaikščioti kiekvieną Valdo koncertą. Čia turiu Valdo plakatą. Šiaip aš jį pats pasigaminau. Nes Valdas nebuvo tas žmogus, kuris gal mėgo labai savo atributikos išleisti ir panašiai, tai aš galvoju, kaip dideliam fanui reikia tą pareigą atlikti. Nežinau, čia buvo vienas mano iš pirmųjų gal tokių prototipų. Čia turiu jo Valdo tą pirmąjį ir vienintelį albumą Grandininė reakcija, tai tikrai man kažkoks ypatingas albumas. Aišku, ir šiaip jis labai vertingas, jo labai mažas tiražas. Dabartiniai kolekcionieriai man tikrai labai pavydi. Albumas daro 10 dainų. Mano mėgstamiausia turbūt būtų Dirbančioji klasė. Nes, aš kažkaip vis tiek, man labiausiai gal jinai asmeniškai tinka ir prijaučia mano įsitikinimus. Tikrai, jeigu jis nebūtų išleistas, aš būčiau užaugęs visai kitokį žmogų. Ir man jis tikrai daug reiškia. Ir tada tas atėjo galiausiai liūdnai gal pagarsėjęs koncertas Vingio parke. Tai aš ten savo geriausiu draugu Andrium nuėjome, kaip ir, pasikūrė,
pasitaškyti ir kažkaip jautėm, kad kažkas yra kitokio. Atėjo tada daina Surūdysiu grandinę ir mes tikrai galvojom, reikia pakurti mošpitą. Ir kažkaip pradėjom stumdytis ir atrodo, kad žmonės aplinkui mus nelabai suprato. Ten kažkokie pacūkai, skustagalviai buvo, jie ten mus stumdyt pradėjo ir galiausiai Razborkės prasidėjo. Vienas skustagalvis plikis dėjo Andriui galvą, jis krito ant asfalto ir prisiskėlė galvą. Tai jo, sustojo koncertas, Valdas uždarė koncertą, tiesiog pamatė, kad kažkas atsitiko, vežėm į ligoninę ir sužinojau po to ligoninį, kad jis numirė. Atleiskit man momentą reikia. Kitą dieną po koncerto iš karto policija pradėjo klausinėti žmonių. Gal kas žino, kas ten tas riaušes pradėjo. Daug žmonių apklausinėjo ir mane. Tai važiavau net į policijos komisariatą, kuris yra atnaujintas. Pateikiau parodymus, jie man sakė, kad padarys viską, ką gali, kad surastų tą žmogų atsakingą už Andriaus mirtį. Bet galiausiai jis nebuvo rastas ir nieko daugiau iš to neįvyko. Iš tikrųjų, Valdas labai jautrus buvo. Jį labai paveikdavo ta žmonių nuomonė, apkalbos visokias, galbūt tos agresyvios dainos, tas pyktis jo kūryboje buvo savotiškas atsakas jiem visiems.